Taip, dabar pažiūrėsime mano vieną vaizdinį, ar tai buvo astralinė kelionė. Nakties metu tarsi sąmoningas sapnavimas, kaip ir viską suprantu, bet kūnas kaip ir persijungia ir išeina į kitą erdvę, į kosmosą. Ant tamsu ir eina į mane labai daug žvaigždžių. Aš išsigandau to pojūčio, nes tai nepatirta ir pradėjau logiškai mąstyti. Kai tik pradėjau logiškai mąstyti, kas čia vyksta ir kaip, aš grįžau atgal į save, į savo kūną. Ir tada galvojau, kas čia yra, kas čia įvyko. Pabandžiau dar kartą tą patį ir vėl įėjau tą pačią erdvę, kosmosą. Bet po to pagalvojau vėl, kad aš nežinau, kur aš patekau, aš gal saugiai grįžtu atgal pas save. Ir dabar noriu, kad pažiūrėtum, kas ten įvyko. Ar tai buvo astralinė projekcija, ar kažkas kito. Man tai labai panašu, kad tai buvo astralinė projekcija. Nes tu jutai tokį jausmą, kaip išeini, kažkur tokį jaučiu tempimą tarsi seniai į viršų. Kaip per portalą atrodo, kažkur greit patekau. O aš patekau, kur tu matai, kur aš šiandien patekau, nes aš kaip kosmosą mačiau ir daug žvaigždžių. Tai tu ir patekai grynai į kosmosą, į tą erdvę, kur daug žvaigždžių. Tu labai pakilai, bet, matai tas jausmas, kad tau nepatirta, tos abejonės visą laiką grąžina atgal. Bet čia jau toks tavo jau pradžia, kaip sakant, astralinių projekcijų prasideda nuo dabar. Kažkaip, bet tu sąmoningai, ta prasme, tu neplanavai, ane? Kažkaip tau gavosi taip automatiškai visai. Automatiškai, aš nieko nekontroliavau realiai, nes taip nakties metu tiesiog gal į rytą daugiau taip. Dažniausiai astralinės projekcijos ir įvyksta rytais, bet būna ir naktim, aišku, visai. Aišku, ten kažkur į rytą taip panašiai tą laiku ir buvo. O kodėl čia taip gavosi, kad būtent į tą vietą mane išnešė? Ar čia pasąmonės kažką nori parodyti, ar tiesiog siela pasiruošusi mano eiti į projekcijas? Jo, kažkaip man rodo, kad tu kaip ir jau pasiruošusi tai patirti kažkaip, galbūt pagalvoji mintise, ar ten, kažkas aktyvavosi tavyje. Ir kai žmogus galbūt buvo pas tave, ar buvo noras, norėčiau visai patirti tai, nes tada pasąmonė reaguoja. Man šiaip įdomu, gal kaip ten viskas įvyksta. Kažkada buvau taip pagalvojus įdomu, kas ten tos projekcijos metu vyksta, kaip ten kas būna, bet ir taip ir po to buvau pamiršus, palikus tą, bet matyti tas trumpas pagalvojimas, įdomu kaip ten kas ir matyti suveikė. Taip, pasąmonė suveikė, nes pasąmonė viską fiksuoja. Ir jeigu tavo buvo noras, tai tu ir patyrei tai. Ir čia, supranti, mažai žingsnelis, jeigu tu norėsi, tu tokių patirčių daugiau turėsi. Ir toks jausmas, kad, žinai, tavo pasąmonė irgi po truputį tave ruošia, nes kai žmogus yra tai nepatyręs ir iš karto, žinai, pradeda patirti, atsiranda toksai, žinai, nepatirtas tarsi jausmas. Ir tada pasąmonė tau ruošia kitus ėjimus, kad tau nebebūtų to tokio, žinai, streso, galbūt ne tai, kad streso, bet išgąsčio. O dar norėjau paklausti, nes šiaip aš galvoju, kad čia
pirmas kartas, bet aš po to, nes aš buvau visiškai užmiršus kitą atvejį, irgi čia dar prieš gerą gal pusmetį, irgi vat, kažkas panašaus buvo įvykę, bet aš irgi kažkaip irgi miego, kaip irgi naktį, į rytą, irgi tarsi irgi kažkas panašaus įvyko ir aš atsidūriau kaip ir virš žemės, gerokai aukščiau žemės pakilus ir mačiau, kaip tenais vyko tokie kaip kosminiai karai. Kaip atsidaro portalai, įskrenda lėkštės, senateiviai, vėl visa kita ir aš viską mačiau ir labai aiškiai iš tikrųjų mačiau tos vaizdus. Aha. Ir aš kaip ir slėpiausi, visa kita, bet kiek ten karas vyko, aš kaip ir saugi buvau. Vis tiek toks kaip stebėtoja buvau viso to. Ir aš atrodo žiūriu į dangų vat, ir matau viską ten, netgi pasislėpusius ten kažkiek besibandančius užsimaskuoti, tarkim, laivus ar kažką. Yra toks vaizdas, kad aš taip pasižiūriu gerai, kad net matau, kad lėkščiai kas ten daugmaž yra. Matai, dauguma iš tikrųjų žmonių, jie turi tas astralines projekcijas, tarkim mane, bet jie galvoja, kad tai sapnas arba pamiršta, arba nekreipia dėmesio, žinai, ai čia tipo tik tais taip, bet tau labai ryškiai va, tas vaizdinys atsivėrė ir tu sakai, panašus jausmas, tai toks jausmas, kad tu gali projektuotis, pas tave kažkaip užsifiksavo kažkas aktyvavosi. Ir per praktikas, per kurį tai laiką, žinai, tu gali valdyti tai. O ten, ką tu matei, buvo tavo kažkoks tai prisiminimas, žinok. Tu kaip stebėtoja žiūrėjai iš šono, tos karus, ne? Bet tu žiūrėjai savo kažkokią tai, kažkas vyko jau, tarsi ar kita juosta kažkas susiję su tai. Kitas gyvenimas gyvenamas. Kitas gyvenimas. Nes mes tų dalių daug turim, savo dalių. Įdomu. Aišku, tada dar pažiūrėkim kitą vaizdinuką. Aš jau kuris laikas jaučiu aplink save žalią drakoną. Smaragdinį tokį, kad jis sklandytų lyg tai šalia manęs, toks jausmas. Ir čia vienos praktikos metu aš pamačiau, kaip mano širdies plote pasidarė žalia, tos čakros spalva žalia, aktyvavosi stipriau. Ir paskui atskirai pamačiau širdį, irgi smaragdinį širdį. Tai dabar noriu, kad pažiūrėtum, kaip ten kas atrodo astraliniai erdvėje. Kuom susijęs drakonas, širdis, kuri yra atskirai mano kūno, tarkim. Nes nežinau, ar ta širdis yra mano, ar drakono buvo pavaizduota. Ir va tas mano širdies plotas šviečiantis stipriai žalia spalva smaragdinė. Tai čia tavo iš tikrųjų yra erdvė, tavo širdies kristalas. Ir tas drakonas, aš matau jį, žinok, tą smaragdinį tokį žalią. Jis tarsi tavo tos erdvės saugotojas. Kaip įdomu. O jisai... Tas drakonas yra tavo dalis, žinok. Mano dalis? Taip. O nes aš anksčiau jo kaip ir nejausdavau, bet tada, kai mes tyrinėjom per kitą hipnozę, kai jis buvo kalintas prie kinų sienos, čia tas pats jisai yra, ar čia kitas? Nes man spalvos labai panašios.
čia labiau tavo kažkaip tavo erdvės drakonas, man kažkaip ne, čia Čia kitas. kitas. Mhm. Mhm. O Čia iš visą tavo širdies tą lauką jis saugoja. saugo. Mhm. Tai gal tada ne veltui tas pasakymas, kad kiekvienas turim savo drakoną. Tai turbūt kiekviena siela turi savo širdies saugotoją. Ar ne? Taip. Mm. Mano, pavyzdžiui, širdies saugotoja kažkada buvau hipnozėj, tai Feniksas buvo. Mhm. Kaip įdomiai, bet tai tada Mhm. reiškia, gali būti nebūtinai drakonas, gali būti ir kita būtybė. Taip. Mhm. O Bet tos būtybės truputėlį palauk, tos būtybės, jos irgi gali keistis. Jos gali keisti formas. Tu gali taip suprasti kaip energija tavo kažkokia tai, tavo energija, iš kurios kūrėsi formos, tarkim. Ir jos gali pasirodyti bet kuo. Mhm. Bet vat šiuo momentu tavo erdvėj yra drakonas. Gal po kiek laiko tu pamatysi kokį, pavyzdžiui, baltą balandį, žinai. Aha. Kažkaip jie sugeba pagal tas vibracijas, pagal energijas transformuoti, keisti formas. O, kaip įdomiai. Mhm. Nes aš galvoju, kodėl anksčiau to nejausau, na aišku, dabar vis tiek lavinant visam šitam pojūčiui, matymam, tai jisai labai paskutiniu metu išryškėjo tas drakonas. Bet tai jisai gaunas, kad tos energijos visą laiką saugoja tą kristalą širdies. Taip. Mhm. Ir jisai brandino naujus kristalus, matau. Kaip kiaušinius, žinok, deda kažkokius naujus tarsi. Kažkokia tai kūryba nauja vyksta, plečiasi erdvė. Mhm. Tai širdies ta čakra, ta energetika plečiasi, ne? Taip. Kažkoks atvėrimas jo. Kūryba daugiau įsiplės. Jo, kaip sako, žinai, reikia atverti širdies čakrą. Mes labai fokusuojamės į tą matymą, trečiąją akį čia ir viskas okei, bet širdies čakra yra labai būtina. Mhm. Į tą jausminį, supranti, aktyvuoti. Tai čia kaip perkeltinė prasme, tie jo kiaušiniai drakono, tai kaip kristalai, tai reiškia, kaip plėtimasis vystosi. Jo. Tas plačiau, stipriau. Brandina naujus kristalus. Mhm. Smaragdinius. Ta spalva tokia graži. Mhm. Aišku. Pats drakonas, jo vardas yra Smaragdas, žinok. O, geras. Aha, gražus smaragdas. O dabar tas, kai sakai, drakonas gali būti ar balandis, ar kaip pas tave Feniksas, tai tuo metu tos atitinkančius drakonų savybės, ar ne, tokios kaip kilnumas, drąsumas ar panašiai, kaip apie juos aprašo. Tai tuo metu kokios savybės savyje yra daugmaž, tada ir pasiverčia į tą būtybę kaip drakoną. Taip. Įdomu. Gerai. Ar dar ką nors matai šitą temą? Ne, tai kažkaip tik tais apie širdį. Kažkaip nieko daugiau kaip ir nematau. Gerai, tada stabdau įrašymą. Mhm.